Biblijoje dangaus ir žemės sąvokomis kalbama apie Dievo erdvę ir mūsų erdvę. Kas yra mūsų erdvė, gana gerai suprantu. Mes čia gyvename, joje yra medžių, upių, kalnų, bet kas yra Dievo erdvė, suprantu kiek miglotai. Kad padėtų mums bent kiek nutuokti apie Dievo erdvę, nors iš esmės ji ir nesuvokiama, Biblija perteikia ją vaizdiniais. Tai dvi labai skirtingų rūšių erdvės. Taip, jos skiriasi savo prigimtimi. Tačiau štai kas labai įdomu. Biblijoje tos dvi erdvės ne visuomet atskiros. Apie dangų ir žemę mąstytina kaip apie dvi skirtingas plotmes, kurios gali sutapti toje pačioje erdvėje. Daug kalbame apie tai, kad po mirties keliausime į dangų, bet apie tą dangaus ir žemės sampyną beveik nešnekame. Tai gana keista, nes dangaus ir žemės sąjunga pagrindinė Biblijos pasakojimo gija. Kadaise tos dvi erdvės buvo visiškai susiliejusios, bet vėliau atskirtos. Tačiau Dievas vėl jas sujungė į vieną. Grįžkime į pradžią. Ar tada dangus ir žemė visiškai sutapo? Taip, kaip tik tai Biblija aprašo Edeno sodą. Tai vieta, kur Dievas ir žmonija gyveno tobuloje bendrystėje, nebuvo jokios atskirties. Ten žmonės bendradarbiavo su Dievu, kurdami klestintį ir gražų pasaulį. Bet mes, žmonės, nusprendėme viską daryti savaip. Panorome, kad Dievas nesikištų ir įsigeidėme kurti pasaulį be jo. Taigi dabar turime tas dvi erdvės. Biblijoje vartojama daug įvairių žodžių ir frazių toms erdvėms nusakyti, pabrėžiant jų skirtingumą. Minėjai, kad tos erdvės gali sutapti. Paaiškink, kaip tai vyksta. Na, reiktų pradėti nuo šventyklų. Nes biblinėme pasaulyje Dievo artumą patiri apsilankę šventykloje. Čia susipina dangus ir žemė. Biblijoje aprašomos dviejų tipų šventyklos. Viena – padangtė. Iš esmės tai Mozės pastatyta palapinė. Kita – milžiniškas Saliamono statinys. Šios šventyklos buvo išpuoštos vaismedžiais ir gėlėmis, angelų atvaizdais, auksu, brangakmeniais ir panašiai. Viskas buvo suprojektuota taip, kad pasijustum tarsi sugrįžęs į sodą. Šventyklos centre buvo vieta vadinta švenčių švenčiausiaja, tarsi Dievo artumo saitvietė. Štai mes ir vėl galime būti su Dievu. Luktelk. Matai, šventykla sukuria ir problemą. Dievo erdvė sklidina jo artumos, gerumo, teisingumo ir grožio, o štai žmogaus erdvė pilna nuodėmės, neteisybės ir visokių iš to išplaukiančių bjaurasčių. Tai kaipgi tos dvi erdvės sutampa, jeigu jos taip skiriasi viena nuo kitos ir netgi kertasi tarpusavyje? Tai būdavo sprendžiama aukojant gyvūnus. Na, keistokai jei nuoširdžiai. Kodėl čia įpainiotas gyvūnų aukojimas? Mintis tokia, toji auka kažkaip sugeria nuodėmę, kai miršta gyvūnas vietoj žmogaus. Sukuriama, taip sakant, švari erdvė. Dabar gali laisvai įeiti į šventyklą ir būti Dievo artumoje. Vadinasi, jei esu izraelietis ir gyvenu Jeruzalėje, turiu šansų patekti į Dievo artumą. Tačiau minėjai, kad pagrindinė Biblijos pasakojimo mintis visiškas dangaus ir žemės suvienijimas. Teisingai. Skaitydami toliau prieiname Naujojo testamento pasakojimą apie Jėzų. Evangelijoje pagal Joną girdime tvirtinant, kad Dievas tapo žmogumi Jėzuje ir apsigyveno tarp mūsų. Tas žodis apsigyveno labai įdomus. Verčiant pažodžiui, ten pasakyta, kad jis pasistatė tarp mūsų palapinę. Ką Jonas nori tuo pasakyti? Ogi tai, kad Jėzus yra šventykla. Jis yra ta vieta, kur dangus ir žemė sutampa. Įdomu, kad Jėzus nepasilieka šioje saugioje, švarioje erdvėje. Jis visur zuja, bendrauja su nusidėjėliais, gydo ligonis ir atleidžia žmonėms nuodėmes. Jis tarsi atveria tokias nedidukes dangaus kišenes, kur žmonės gali pasilikti Dievo artumoje. Ir tą daro nuodėmės ir mirties pilname pasaulyje. Jis be paliovos kartoja, kad jau prisertino dangaus karalystė. O savo sekėjams netgi liepė nuolat melstis, kad ateitų Dievo karalystė ir čia žemėje būtų įvykdyta jo valia, kaip kad yra danguje. Tačiau Jėzus pradeda kelti grėsmę daugeliui žmonių ir jie jį nužudo. Atrodytų, kad tai sužlugdo visą planą suvienyti dangų ir žemę. Tačiau mes turime grįžti prie to epizodo pasakojime apie Jėzų, kur Jonas Krikštytojas pamatęs Jėzų sako: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tad apie Jėzų kalbama ne tik kaip apie šventyklą, bet ir kaip apie šventyklos auką. O kryžius yra ta vieta, kur Jėzus prisiima nuodėmę, kad sukurtų švarę erdvę, kuri nėra ribota kaip gyvūnų aukų.
Jėzaus auka turi galę vis plėstis, suvienydama vis daugiau dangaus ir žemės. Visa tai tikrai nuostabu. Tik štai man kyla vienas itin svarbus klausimas. Kas man nutiks po mirties? Argi aš tiesiog neperskirsiu į Dievo erdvę, kur pasiliksiu su Jėzumi? Na taip, keletą kartų Naujajame testamente sakoma, kad krikščionys po mirties bus su Jėzumi danguje. Tačiau visai netoks yra pagrindinis Biblijos pasakojimo akcentas. Pagrindinis akcentas yra tai, kaip per Jėzų iš naujo suvienijami dangus ir žemė. Galutinai jie susijungs tądien, kai Jėzus sugrįš. Apreiškimo knygoje piešiamas nuostabus Edeno sodo paveikslas, tik šįkart jau miesto pavidalu. Jis užbaigs nuodėmės ir mirties amžių, atpirkdamas visą žmonijos istoriją atnaujintoje kūrinyjoje. Dievo ir žmogaus erdvės vėl visiškai sutampa.